Pokalbiai apie orą. Tai ką, kolega, ir vėl susitikom. Žodžiu, turėjome mes pirmą tokią tinklalaidę, kai kalbėjom apie rekuperatorius. Aleksandras buvo geras kolega, kuris sako, važiuojam dar kartelį. Tiksliau aš gal taip sakiau. Nes po pirmo podcast'o mes ne viską atsakėm. Yra dar klausimų, kuriuos norėjom užliesti ir mes praėjom labai taip bendrai. O šiandieną turėsim tą tokią pagalbinę jums laidą, kurioje pasikalbėsime apie rekuperatorius. Apie rekuperatorius, apie taip, kaip juos pasirinkti, kokie yra skirtumai, kokios gali būti problemos ir ką jums galbūt reiktų tam pradžiamoksliui žinoti, renkate savo būsto rekuperavimo sistemą. Tai mes būtent nekalbėsime apie didesnės sistemas, mes kalbėsime apie buitinį sektorių, kas yra dabar Lietuvoje ganėtinai daug klausima ir panašiai. Nes aš irgi persižiūrėjau, kas yra internete, kiek yra apžvelgta tų visų laidų lietuvių kalba. Tai informacija yra labai tokia įvairialypė ir aš manau, kad galima būtų, kaip mes, kaip montuotojai, kaip pardavėjai, apžvelgti tas vietas, kurios žmonėms kyla klausimai ir atsakyti juos, išspręsti jų problemas. Jo. Mes nesame galutiniai klientai, mes visada žiūrim per prizmę specialistų, ne? Taip, tai sunku pasistengsim tuos klausimus gal perbėgti, visus pasižiūrėti, kurie mūsų manimų yra svarbus ir galim pradėti nuo kažko. Šiaip kas tavo manimų svarbu, tai mums kaip specialistams, ne, tai kad visada klientai galutiniai turėtų normalų produktą. Va, tai iš esmės, jeigu kažkas turite klausimų, kažkokių tikslinių, tai galite parašyti komentaruose, mes pasistengsim atsakyti. Jo, tai būtent jūs paimkite, kol mes čia diskutuojame, kas nors atsiranda kokie klausimai, mes karts nuo karto prasičekinam po video ir pabandysim atsakyti. Ir man, pavyzdžiui, pradėkime nuo pradžių. Kas tai yra pradžia? Dažniausiai žmogus turi namą, butą ir jisai sako, aš noriu išsirinkti tinkamą agregatą ir ką man rinktis, nes čia daug žmonių yra, daug visokios reklamos, pavadinkim, nes dažniausiai žmonės pasiekia reklamą, nes tai yra tik tikslinis dalykas ir kiekvienoje reklamoje yra ten pažymėti tam tikri punktai. Aš, kadangi esu iš Gedartos, mes turime savo projektavimo padalinį ir viskas prasideda galbūt tam parinkimo procese, kad kas yra teisinga būtent parinkti žmogui. Nes atsiminkime, mes šiandieną kelis kartus atkreipkite dėmesį, pakalbėsim Lietuvos klimato zoną. Lietuvos klimato zoną ir mes ją kartosime, todėl, kad mes esame šiauriečiai. Ir kas tinka pietiečiams, tas netinka šiauriečiams. Logiška? Taip, logiška, nes šiltame klimate gyvenam. Aišku, jis šyla tas klimatas, žiemos šiltesnės darosi, bet visgi dar liekame mes toje klimato zonoje, kur pagal visas direktyvas ir sertifikavimus turime atsižvelgti į mūsų zoną kaip šaltą zoną, ne į šiltą kažkokį. O kada labiausiai reikia rekuperavimo sistemų? Šiaip jos visada reikia, visada. Bet aktualiausia labiausiai? 5x24, bet aktualiausia, aišku, mes ta visas vėdinimo sistemos klausimas svarbus yra, jis yra privalomas Lietuvoje dėl to, kad yra tokie įstatymai. Tai yra neišvengiamybė ir tiesiog privalomas dalykas, ypatingai naujiems būstams, jeigu tu nori gauti sertifikatą būstą ir priduoti namą iki galo. Tai į tai reikia remtis ir žiūrėti. Tai iš esmės, jeigu anksčiau buvo komforto klausimas, dabar tai yra privalomas dalykas ir klientai visi be išimties, jie kažkur turi susirasti specialistus, kurie jiem renktų tą sistemą kaip ir visą inžinieringą. Tai iš esmės siūlyčiau pradėti nuo rekomenduojami kompanijų, kurios turi tikrai didelę patirtį, iš esmės žino, ką daro, tai kad nebūtų kažkokie naujokai, nes jūs iš esmės perkate, kai galvojate apie namo statybas ir darote viską, statotės ar butą, jums aišku visas vizualinis dalykas yra svarbus, bet iš esmės tai paslėpti dalykai, inžinerinė dalis, ne ką mažiau svarbiau už tuos visus estetinius ir reikia pasirinkti žmonės, kurie supranta, išmano tą savo dalyką, savo darbą ir padarytų taip, kad po 10 metų jums nekiltų rūpesčių kažkokių, nes tai yra paslėpti darbai. Tai rekomenduoju visada kreiptis į įmonės, kurios yra kvalifikuotos, kurios yra atestuotos, kurios atlieka tą funkciją būtent, kad turi projektuotojus, arba bent jau jeigu kreipiatės į kažkokius montuotojus, kurie siūlo jums savo paslaugą, kad tai tikrai būtų kompetitingi,
Kaip minimum švok bent jau atestatą? Atestatas, matai, Lietuvoje nėra privalomas, pavyzdžiui, ten dabar stipriai rekomenduojamas yra, nes realiai... Taip, pavyzdžiui, vakarinė Europoje tai tokių sistemų negali rengti be tam tikrų vadinamų korkio, kur dokumentų, kur įrodo tavo kvalifikaciją ir tų parašo neuždėsi šiaip savo kažkoks atėjęs iš gatvės. Tai, rezume, tai turi būti žmonės bent jau pagal rekomendacijas rinkitės, ten draugam įrengia, arba ten kaimynas, arba pažįstamas, įrodo savo kažkokį portfolio, bet aišku, pats geriausias pasirinkimas tai pasirinkti įmonę, kuri veikia bent kažkiek metų, kuri suteiks garantijas, kuri klausimų iškilus kažkokiam metinės ragelio, atsakinės į mailus ir spręs klausimus. Svarbiausias, kad būtų garantinis aptarnavimas po kažkokio laikotarpio, nes dažniausiai tie dalykai vyksta. Aš, Aleksandrai, norėčiau truputėlį papildyti jį, nes aš būtent užsiminiau, kad Lietuvoje yra privalomas vėdinimas. Kaip jūs manot, kodėl jis yra privalomas? Na, tai viskas remiasi energijos taupimo, ne, iš pat pradžių, jeigu kalbėti. Tai vėdinimas, aišku, tai yra higienos norma, tai jis yra būtinas tam, kad pašalinti kažkokius perteklinius taršalus. Vėl mes pasikartosim prieš tai podcast'ai, gal kalbėjom apie tai. Bet, reiškia, ko pasakoje ateina, pavyzdžiui, rekuperatoriai, vėdinimo renginiai, apie kuriuos mes kalbėsime. Tai yra efektyvus vėdinimas, taupant ženklų kiekį energijos. Nes aš dabar, kaip suprantu, kiekvienas namas tampa jis vis energetiškai efektyvesnis, ko pasiekoja jis tampa termosu. Ir realiai, jeigu nebūtų vėdinimo agregatų, tai realiai visa ta drėgmė, visas tas pelėsis kauptųsi viduje ir realiai tas gyvenimo kokybė būtų gerokai prastesnė, nes tiesiog tas visas dalykas būtų nekvepuojantis. Realiai nebūtų namas kaip be plaučių. Tai visi teršalai. Čiagi, žinai, mes gyvenam namuose, tai skleidžiam pagrindinius du teršalus vadinamus, tai perteklinė drėgmė, kaip tu sakai, ir anglies dvideginis. Tai mes turime kontroliuoti šitos parametrus, aš nekalbu ten apie tas lakiesias medžiagas, statybinės, kad kontroliuojamai reikia visada vėdinimas išžvelgti, kad šalintų tos visus perteklinius dalykus ir pakeisti šviežių orų. Bet iš esmės pagrindinė funkcija rekuperatorius vėdinimo įrenginius tai yra atlikti vėdinimą efektyvų ir taupyti energiją, nes, pavyzdžiui, dabar yra minimalūs reikalavimai, ten turi būti tam tikras naudingumo koeficientas, be jo tu negali prašokti to vadinamo A++ sertifikato reikalavimo, ne? Tai, o ten toliau jau tie, aišku, reikia nepamiršti SFP faktorių, kad efektyviai veiktų ventiliatoriai viduje, kad būtų suprojektuotas renginys taip, kad naudotų kuo mažiau energijos ir ventiliatorių sukimui sunaudojimus, ne? Tai toliau jau ateina visokie kitokie dalykai, apie galėsim pakalbėti ten, pavyzdžiui, filtravimai ir taip toliau ir panašiai. Drėkinimas. Tai dabar taip yra, žodžiu. Rekuperatorius vienas jisai neveiks. Reikalinga ortakinė sistema. Ir, žodžiu, eilę metų buvo naudojama pas mus Lietuvoje cinkuota ortakio sistema ir jau kokie metai, gal 10 metų, man atrodo, jau po truputį įsibėgėjo ir permušė cinkuotą sistemą lankstus ortakiai. Tai galbūt aptarkime juos, nes dar žmonės klausia, o kodėl man rinktis būtent lanksčius ortakius, o ne cinkuotą? Matai, viską lemia trendai iš tikrųjų, bet jie dažniausiai atsiranda ne be priežasties, tai visada tobulėjam. Eilę metų gali būti naudojama viena sistema, bet po to ateina kažkokia naujovė. Tai iš esmės, jeigu kalbėti apie cinkuotų ortakių sistemą, tai vadinamas Spiro, tai ganėtinai populiariai yra ir iki šiol, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse, nes ten labai konservatyvų žmonės, yra reikalavimai ten dėl degumo ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu išskirti populiarias tas sistemas, dvi, tai yra cinkuotų ortakių sistema polių Spiro ir vadinama lanksčių ortakių sistema kolektorinė, kuri labai plačiai naudojama Lietuvoje. Tai iš esmės ir ta sistema, jinai yra veikianti, jeigu teisingai padaryti. Bet lanksčių ortakių sistema, jinai tapo tokia žymiai populiaresnė, nes tai, atseit, žinai, know-how, naujiena. Cinkuotų ortakių sistema, jinai turi privalumą tą, kad jeigu
teisingai padarai, tai labai turi mažą slėgio nuostolių rodiklio. Tai rodikliai, tai pasipriešinimą, ne? Tai reiškia, orui labai lengva yra ateiti nuo taško ten A oro paimimo grotelių ir ateiti iki galutinio taško, ten jau iki difuzoriaus arba grotelių. Bet iš esmės, sunkuotų ortokių sistemą reikia labai atsargiai dirbti, tikrai reikia žinių, reikia aerodinaminius dalykus išmanyti, greičius ir taip toliau, visas ten alkūnės, trišakius. Telefonija, ten nebūtų. Jo, minusas yra tas, kad teisingai sakai, ir telefonijos efektas, jeigu, pavyzdžiui, yra kambariuose išvedžiota ta sistema, į kambarį ateina, tarkim, vienas ortakis cinkuotas ir nuo jo atšaka padaryti šalia esantį. Tai, reiškia, galuose yra difuzoriai ir pas tos difuzorius iš vieno kambario į kitą gali sklisti, tiesiog persiduoti garsas. Net. Tai tam prevenciškai reikia numatyti papildomai, vėlgi, tų ortakių ilgius, slopintuvus kažkokius. Iš poziciją pačių, į kurį įsikirsti, kad būtų teisinga. Tam dalykui būtent yra reikalingas projektas, tai kai būtent specialistai parengia projektą, apskaičiuoja diametrus, apskaičiuoja oro pasipriešinimus, tada galima būtent tas. Kodėl dabar skarda tampa mažiau populiari? Tai mano nuomonė yra todėl, kad lankstus ortakiai yra gerokai paprasčiau montuoti ir realiai neturi būti aukšto lygio specialistas, kad galėtum sumontuoti ortakinę sistemą. Tai tie visi meistriukai, kurie, tarkim, pavyzdžiui, jungdavo santechniką, jie jau tada persikvalifikavo ir tapo vėdinimo specialistais, kaip juokėmės mes. Bet aš manau, kad vis dėlto abi sistemos turi savo pranašumų ir savo minusų, bet esant mažam namui, mažam butui, mažiems metrams, gal ortakinė sistema su lankščiais ortakiais yra lengva sumontuoti, užima mažą aukštį, prarandamas mažas lubų aukštis, tada yra gerai. Bet jeigu mes eitume į didesnį namą, truputėlį, kur jau yra didesni oro kiekiai ir būtent didesnis oro srautas, kad jis geriau pasiskirsto. Aišku, galima numatyti ir lankščiais ortakiais tą visą dalyką, bet mes dažnai siūlome skardinius ortakius. Na, žiūrėk, paprastai reikia žiūrėti. Kiekvienas būstas yra individualiai turi būti nagrinėjimas ir kokią sistemą padaryti, tai reikia žiūrėti projektuotojų, jau pasakyti. Cinkuota sistema, kaip ir sakau, jeigu yra nutolusi techninė patalpa nuo tolimiausio kambario ganėtinai toli, tai reikia galbūt cinkuotą sistemą vertinti, bet nesiplėsime, labai ten daug yra dabar klausimų, galim kalbėti apie tai, aptarinėti, bet iš esmės minusas cinkuotos sistemos tai yra, jeigu didelis ortakis magistralinis ateina, tai gali būti ten 200 mm skersmė 100 šiam, atitinkamai nusileidžia lubą žemiau, ne, kaip pavyzdys. Lankščių ortakių sistema, teisingai tu pasakėjai, minimalizuoja klaidų tikimybę, pavyzdžiui, kažkokiem naujokam montuojant, kurie pagal projektą gali padaryti visi, jeigu jis yra šiaip teisingai, ne, bet lankščia sistema yra tam tikrą metodiką, kaip skaičiuoti tuos taškus visus ir labai, kaip sakyti, net pas galutinis vartotojas, jeigu padaryti kažkokį eskiziuką projektą, gali jisai tą padaryti. Bet, aišku, visada mes rekomenduojam pasitelkti specų pagalbą, nes gali... Aš papasakosiu truputėlį apie klaidas, kurias man tenka išvysti. Dažnu atveju, tarkim, žmogus įsigyja rekuperatorių iš mūsų ir paprašo sumontavimo paslaugą, tai realiai mes važiuojam į objektą ir pamatom jau sumontuotus lankščius ortakius. Tai dažniausiai tai buvo pirkta iš vystytojo. Vystytojas visada renkasi patį pigiausią kelią. Tai reiškia, kad būna netiksliai suskaičiuoti vamzdžių kiekiai, nes būtent, tarkim, į tolimesnį kambarį reikia padidinti vamzdžių kiekį, kadangi yra automatiškai didesnis pasipriešinimas. Dažnai būna vamzdžiai sumaišyti, dažnai būna aklės neišimtos, dažnai būna nesudėtos standartinimo gumos, nes, visko yra. Čia visko, čia yra tie pervai, bet žinokit, tų pervų su laiku, žinokit, nemažėjo, daugėjo. Tai realiai, kai anksčiau bijojo vizito prisiliesti paprastas meistras prie vėdinimo sistemos, todėl kad vėdinimo sistema turėjo montuoti vėdinimo specialistas, taip anksčiau būdavo, tai buvo priimta. O dabar gaunasi, kad bet kuris santechnikas gali ten paimti tą susimontuoti, ko pasiekoje mes turime tuos dalykus. Tai aš, aišku, tuos dalykus dabar turiu pagarsinti, nes žmogus turėtų žinoti, į ką atkreipti dėmesį. Ir jeigu jūs perkate būstą arba namą savo, galite pasikviesti būtent ar tą patį projektuotoją, kad jie įvertintų, protestuotų ir padaryti. Nes po to, kai užsinomos lubos ir kai jau tada gaunasi, kai jau yra atliktas visas remontas ir o vėdinimo sistemoje ten yra pridaryta čiūdų, tikrai būna labai nemalonu žmogui pasakyti, kad
kad va, ten yra taip ir tas garsas, pavyzdžiui, atsiradęs yra, pas tą žmogų. Sunku po to kažką pakeisti. Sunku pakeisti, kai paslėpti darbai ir geriau juos iš ką mes ir šnekam. Ant kranto jau apsitarti ir jau tada, nes visko, kaip sakai, matei ir visko to bus, nes yra didelė paklausa labai ir ten kiekvienas eilinis meistras, kuris objekte dirba, daro vos neplyteles klijuoja, ten gali paimti ir ten pasakyti, kad aš sumontuosiu vedinimą, nėra nieko sudėtingo. Tai va, čia trumpai apie sistemos skirtumas, ne, ir dėl pačio įrenginio pasirinkimo turbūt galėtume pasikalbėti, kas svarbu. Galbūt aptarkime pačius tuos populiariausius Lietuvoje rekuperatorių tipus, to vadinkim top sales, kurie populiarūs yra dažniausiai mūsų liaudyje naudojami. Tai va, tai Aleksandrai, gal tu pakomentuosi plačiau? Gal vėlgi pasikartosim. Aišku, reikia išskirti du svarbiausius skirtumus tipus rekuperatorių vedinimo renginių, tai yra plokšteliniai arba rotaciniai renginiai, kurie skirstosi toliau irgi pogrupius. Tai ir tie gali būti kondensaciniai, kurie negražina drėgmės ir drėgmę gražinantis. Tai jeigu rotaciniai, tai yra sorpsiniai, jeigu plokšteliniai, tai yra entalpiniai. Koks yra skirtumas, reiškia, tai yra technologija, mes turbūt kalbėjome apie tai rotaciniai renginiai regeneracijos būdų veikia, jie turi būgną viduje, tokį besisukantį su diržinė pavara, plokšteliniai, jie turi tą šilumos atgavimo elementą jau statišką viduje. Tai ko, pavyzdžiui, skiriasi rotaciniai nuo plokštelinių, tai technologija visiškai galima sakyti, ne, bet atlieka tą pačią funkciją. Tai jie skirti yra gražinti šilumą ir skirti gražinti drėgmę, jeigu tai yra drėgmę gražinantis renginys. Aišku, rotacinis renginys kondensacinis, net jis irgi dalį drėgmės gražina, bet dabar rinkoje populiarėja sorpsiniai, kurie gražina didesnę dalį drėgmės, bet ten jie, reiškia, padengti tokiu liumo silikatu, ten skirtingos technologijos būna. O tu gal daugmaž galėtum procentais aptarti mūsų rinką, nes mes, kaip būkim, jau esam kaip ir senbuviai, daugmaž jaučiame, žinai, kiek vaikšto kokių rekuperatorių, ten nebūtinai tikslus procentas, bet jau keičiasi. Šiaip statistiškai, tai jeigu anksčiau, pavyzdžiui, prieš 10-15 metų į vienus vartus technologija rotacinė, jinai tikrai buvo pažangesnė prieš plokštelinių kondensacinių, nes tai buvo geresnis veikimas šaltuoju periodu, ne, tai žiemą, pavyzdžiui, kad jisai netaip užšalinėja, nes, pavyzdžiui, standartinis plokštelinis kondensacinis, kuris negražina drėgmės rekupas, jisai, jeigu iš plastiko arba iš aliuminio, iš plastiko, sakyčiau, padarytas, jis nuo -4, -5 laukia pradeda užšalinėti, jau reikia prevenciškai žiūrėti prieš užšaliminę apsaugą kažkokį, arba tirpinimas įsijungia. Bet žmogus to užšalimo jisai realiai jo nepajaučia. Jisai, kaip sakant, jau supranti, kuomet jau tau pučia ledinį orą per... Taip neturėtų būti. Per difuzorius, jau tada yra negerai. Čia atsitinka labai retai. Gal tokie dalykai, kai jau ten jaučia, žinai, tą šaltą orą, bet pavyzdžiui, rotaciniai įrenginiai, tie patys, jeigu kondensacinius kalbėti, toliau, nenarpliojam. Tai klient labai dažnas klausimas, pavyzdžiui, rinkoje pas mus. Kas yra rotacinis geriau ar plokštelinis entalpinis, pavyzdžiui, ten, ne. Tai jeigu baigsiu mintį, pabėgau jau, kad rotaciniai anksčiau vienos vartus daužydavo plokštelinius paprastus dėl komforto, dėl drėgmės, dėl veikimo prie minusinių temperatūrų, bet dabar kaip rinkoje atsirado jau entalpiniai šilumokaičiai, ne, šilumogražiai, tai jau sakyčiau, ta technologija, jinai yra gal truputėlį rimtesnė, negu anksčiau paimti rotacinius. Rotaciniai renginiai viskas okei. Natūralu, kad kažkas turi tobulėti, negalis ten stovėti. Bet jie turi savo minusų. Pavyzdžiui, rotacinis renginys, tai iš esmės yra besisukantis elementas, tai tas būgnas vadinamas, ten padarytas iš tam tikrų plokštelių. Su diržinė pavara. Su diržinė pavara. Jeigu rinktis rotacinį renginį, reikia visada žiūrėti ne kažkokius naunėjimus, normalesnius gamintojus. Tai iš esmės jo minusas koks yra, kad diržas tas gali būti atlaisvėti kažkurio momentu, aišku, retas atvejis, bet vis tiek reikia meilės, gali įrenginys pradėti užšalinėti, kaip bebūtų keista, visgi prie minusinių temperatūrų žemų, rotacinis. Tai dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs turite namuose labai šiltą orą, 22-23 laipsnį ir daug drėgmės, pavyzdžiui, turite drėkintuvą,
o laukia savo ruoštų turit -20. Tai kas darosi, tas oras, reiškia, tos celės rotacinių šilumokaičių jos iššąla, grįžta šiltą pusę ir pradeda kondensuotis. Taip, tai labai staigus rasos taškas ir atitinkamai ten šiuolaikiniai renginiai rotaciniai, jeigu turi automatiką apsauginę nuo užšalimo, jie tam pradeda daryti, tai paprasčiausiai stabdyti rotoriaus apsisukimo greitį. Pavyzdžiui, 10 kartų per minutę vidutiniškai sukasi, kad turėtų 8-5% efektyvumo. Jisai, tam, kad atitirpinti tas celės, tai jisai stabdo tą apsisukimą, kad spėtų oras nupūst. Nu, bet ten nesiplėsiu ir... Bet tada automatiškai dingsta efektyvumas. Realiai tas rekuperatoriaus pats principas praranda savo reikšmę, kai būtent tas rotorius jau veikia, sukasi gerokai lėčiau, nes aš, pavyzdžiui, pats esu nemažai sumontavęs rotorių ir nesakau, kad rotorinė sistema yra bloga kažkuo, bet gedimai dažnesni. Tai yra gedimai būtent su diržu, diržinė pavara trūksta, reikia važiuoti keisti ir šepetėlį. Tenais būgnas sukasi liesdamasis šalia šepetėlių, tai natūralu, kad šepetėlį po kokių 3-4 metų praranda savo sandarumą ir ko pasiekoja. Aišku, tai nežiūri ten. Iš esmės labai gal kolegos sakys, ne, čia netiesa ir taip toliau, viskas ten okei, tai renginiai tarnauja ir Norvegijoje ypatingai, Švedijoje yra už rotacinius įrenginius, nes tai yra tradicijos susiklošiusios, nu, va, tiesiog taip susiklostė, ne, labiau mėgsta tos įrenginius, yra gamintojai, patobulėja tą linkime ir tiesiog juos naudoja. Bet, pavyzdžiui, tos, kaip sakyti, sandarumas rotaciniame renginyje, jisai yra truputėlį mažesnis negu plokšteliniuose, tų kvapų, virusų, grįžimas atgal. Mes dar nepaminėjom to dalyko, vat būtent, kad rotaciniame renginyje yra srautų pasimaišymas. Tai realiai ten yra iki normaliai procentų, nes realiai ten deklaruojama yra, kad 2-3%, čia prie idealių sąlygų, kas būna... Pas gerus gamintojus taip ir yra. Tai. Jo, bet būtent prie ekstremalesnių sąlygų, tai tas pasimaišymas yra didesnis. Šepetėlį išsidėvė ir tas sandarumas mažėja, aišku. Aišku, nesakau, kad plokšteliniai renginiai, jie ten yra 100% sandarus, jie irgi yra ta vadinama internal leakage turi, nes, pavyzdžiui, kiekvienas ten gamintojas protestuoja tą dalyką, kiek prarandama yra viduje to nesandarumo, tai plokšteliniai renginiai irgi nėra 100% sandarus ir kažkokie virusiukai ir bakterijos gali atgal grįžti. Jeigu kalbėti apie higieną, tai atskirų srautų turėtų būti vėdinimo renginiai, kurie ten ligoninėse arba aukštos... Taip, ten visai kitokia technologija. Aukšto reitingo viešbučiuose prezidentiniuose naudojami. Tai vat, rotorius viskas okei, irgi kalbėti, jeigu apie technologiją, tai sakyčiau, iš savo pusės kaip patikimesnė tokia ir mažiau keliančia rūpesčių klientam, tai visgi būtų plokšteliniai rekupai su entalpiniais šilumokaičiais. Pamiršau pasakyti, kad rotaciniai vėlgi gali būti nekondensacinio sorbciniai, dabar populiarėja labai stipriai. Mes jau kalbėjom jo su padengimu, kad jie yra ten, ne, tokio. Tai ta plokštelės jau aliuminio būna padengtos tokiu mineralu, ant kurio nusėda drėgmė ir, reiškia, gali greičiau grįžti atgal į patalpas. Tai turi geresnį drėgmės grąžinimą žiemą, tai mes gal po to aptarsim dar greitai apie tą drėkinimą. Jo, tai mes būtent, ką aš turėjau pasakyti, kad mes šiandien yra mūsų antroji laida, tai kas būtent nematė pirmosios, tai dar galite užsukti atgal ir pasižiūrėti, mes su Aleksandru ten aptarinėjome bendruoju požiūriu, šiandien jau truputėlį jau pasigilinsim. Jo, ir plokšteliniai įrenginiai, tai yra entalpiniai arba kondensaciniai vėlgi, tai kondensaciniai jie mažiau jau populiarūs tampa dėl to, kad atsirado entalpinė technologija. Tai yra tam gaminami šilumokaičiai yra iš tam tikros medžiagos, kuri grąžina ne tik šilumą, reiškia, ne tik šiluminis laidumas vyksta, bet atiduoda ir didesnį drėgmės dalį, kuri yra ištraukiama iš namų su šiltu oro, ne? Tai gaunasi, kad kondensacinius jau pamirštam, tai galima tos įrenginius naudoti labai drėgnose patalpose, kur reikia kontroliuoti, atvirkščiai tą šalinti drėgmę, tai pavyzdžiui ten spa zonos, pirtis, kažkokie baseino zonos,
Ir ta perteklinė... Rusija. Nu, taip. Ir kur ta perteklinė drėgmė jinai yra ir jos nereikia papildomai generuoti ir saugoti, jie atvirkščiai reikia šalinti. Tai tada kondensaciniai yra renginiai. Bet jeigu namai, kur tas mūsų šaltuoju periodu, šaltame klimate labai svarbu išsaugoti drėgmę, šildymo sezonas pas mus vyksta, nesimenu, 200 parų, man atrodo, per metus pagal klimatologiją. Geras, nežinau, aš vis ten maniau, kad šildymo yra mažiau negu paprastai. Ne, vyksta daugiau, jo didesnė dalį metų pusė šildymas yra įjungtas. Tai atitinkamai ateina tas sausio sezonas, kai ta drėgmė lauke jinai išnyksta. Tai paprasčiausiai, jeigu net pasižiūrėsi telefone dabar, kokia yra temperatūra lauko, pavyzdžiui, -3 ir pasižiūrėkit, koks yra santykinis drėgnumas. Ten rodys, kad, pavyzdžiui, 85 ar 90%. Tai nereiškia, kad ten drėgmė yra labai didelė, tai yra santykinė drėgmė. Nesiplėsiu, bet pasižiūrėkite, ten tiesiog ten yra toks... Kalbėjom gal praeitame podcaste Molyje, kur aprašė tuos visus procesus. Nu, realiai ta drėgmė laukia, jos tiesiog fiziškai nėra, nes oras išsausėja, o namuose, kurie mes drėgmę generuojam, ją reikia išsaugoti maksimaliai. Taip, nes būtent dažnai žmonės skundžiasi dėl galvos skausmo, dėl dažno kosulio ir tas, tarkim, prastas miegas gali būti įtakotas tai, kad tai yra santykinė, ta drėgmės yra mažesnė. Tai apie šitą vietą biškelį aš pats papasakosiu, nes aš tam dalykui esu jautrus ir būtent pas mane patį namuose yra rekuperatorius, Valox konkrečiai, nes pakeistas buvo ir aš turiu kaip man pačiam įdomu stebėti. Aš turiu realiai ten skirtingose vietose namuose įsidėjęs termostatus, kurie rodo ganėtinai tiksliai drėgmę. Tai žodžiu, turėjau tokį kazusą. Ir juokinga ir graudu, kuomet pas patį inžinierių yra per maža drėgmė, pas mane buvo prieš tai, duosiu palyginimą, prieš tai buvo Flair rekuperatorius, kurį susimontavau savo, ir žodžiu, išsausėjo oras iki 25%. Ir aš turėjau ąžuolinį stalviršį, ir jis trūko. Keikiausi, belenkaip. Tai žodžiu, dabar drėgmė turint Valoxą nenukrenta žemiau pas mane negu 40. Buvo 35, bet jau kai buvo labai sausa, ten buvo žinio prisikepinės labai stipriai, bet tai pas principas, aišku, jeigu aš būčiau sukūręs daugiau pas drėgmės, daugiau dušo, daugiau maisto gaminimo ir ar ten pasidžiauti skalbinius, tai tos drėgmės būtų buvę daugiau, sukurta jos. Bet turint minty, kai yra antalpinis ir neantalpinis, tai yra, žinokit, didelis skirtumas ir tikrai jaučiasi būtent... Bet pas tave buvo neantalpinis? Ne, pas mane buvo neantalpinis. No, tai dabar aš lyginu su antalpija, tai tiesiog, kaip viskas pasikeitė gyvenimas, man pačiam asmeniškai, tai aš iš savo patirties galiu šnekėti, tai man tai labai... Šiaip linkėjimai kolegom, viskas gerai, nepagalvokit, kad Flairai yra... Ne, bet aš tiesiog... Bet yra galimybė antalpinius ir juos irgi nusipirkti, bet tiesiog galim pakalbėti, pavyzdžiui, koks skirtumas yra tarp populiarių... Būtent aš pajaučiau savo kailiu, kai buvo ta klaida padaryta, mano, kad nereikėjo, neįsidėjau, nes ir miegas buvo tikrai iš tiesų sudėtingas. Nes ypatingai, kai tavęs nėra namuose ir visą dieną, tarkim, šitas rekuperatorius, jisai sausina, nes, kaip ir žinome, kokia ten ta drėgmė mažesnė, jisai ištraukinėja, duoda vis sauso oro, nėra iš ko išsikrauti, tai automatiškai tada reikia montuoti oro drėkintuvą. Nes, žmonės kreipėsi pas mane, sako, Gediminai, mes čia susimontavome prieš tiek metų rekupą, bet sako, neįmanoma, vaikas mažas yra. Drėgmė yra toks vienas skausmingesnių dalykų, klausimų vėdinant patalpas. Iš esmės, visi įrenginiai absoliučiai, jeigu jie bus įjungiami nepertraukimai, ar tai antalpiniai, ar sorbciniai, jeigu nebus generuojama namuose pakankamai drėgmės, bet su laiku tas šilumogrąžis jis negali 100% drėgmės generuoti, nebūna tokių. Deja, jeigu sorbcinis ar antalpinis, jie ten 70-80% maks grąžina drėgmės. Aš nesu, kokios dydžių turėtų būti, jeigu taip atvirai pasakius, tai pagalvoti, tai turėtų būti realiai per visą, vieną kambario gavo iki kitą, kad tenais... Ekonomiškai nenaudinga, ir tai ten tiesiog nebūtų
logiškai jau naudoti. Baisi didelis. Aš tik kitko, pertrauksiu, dabar būtent į tą temą, kadangi mes šnekam apie tos šilumogrąžius, kad čia nėra ten tų. Aš esu matęs patį didžiausią savo rekuperatorių, tai jis yra kaip bokštas nuo apačios iki viršaus, ten buvo brangesnis ir jisai ten su didelė šilumos grąža, su dideliu efektyvumu deklaruojamu ir užėmė vietos įspūdingai. Čia namuose ar? Jo, būtinis buvo, bet jis ten ir kainavo... Šaldytuvo dydžio. Jis kaip kainavo akmenį, kaip butas akmeniai. Nu, Tiksliau gal du net. Aš manau, akmenį buvo galima du nusipirkti. Nieko prieš akmenės būtų kainą neturim, bet matyti labai didelės kainos akmenė būtų. Tai dėl drėgmės kalbėjom. Tai ją reikia gaminti namuose. Jeigu norite, kad namuose būtų drėgna, reikia, kad drėgmė būtų namuose generuojama. Tai gal mes kalbėjom apie tai anksčiau. Tai dabar šnekam, priminam. Dabar kaip galima tą drėgmę sugeneruoti? Tai paprastai gyventi namuose, būti namuose, tai gaminti maistą, praustis, skalbti, tiesiog kvėpavimas jis generuoja papildomi drėkintuvai, kurios žmonės... Tai va čia toliau jau kitas klausimas. Tai iš esmės, jūs kuo daugiau drėgmės sugeneruojate, to didesnis rodiklis santykinės drėgmės namuose bus, jis daugiau grįž. Tai tokios rekomendacijos jūs, kai įsigijate įrangą ir jeigu turite šeimoje su astma kažkokių žmonių sergančių šeimos narių, ar ten su oda, kad sausėja ir taip toliau, tai visada rekomenduojam įsirengti kontroliuojamą tą drėkinimo sistemą. Papildomą drėkintuvą. Papildomą, taip. Tai reiškia, į ortakį galima įmontuoti, arba galima palaidai kažkokius drėkintuvus pastatyti. Aišku, aš nerekomenduoju ultragarsinių naudoti, nes jie truputėlį... Sukuria tokį kaip... Gadina. Jo, tai dabar žiūrėkit, aš truputėlį šito vietoje Aleksandrui papildysiu. Šiaip iš tiesų yra 3 tie drėkintuvai, kurie tai yra, Lietuvoje naudojami taip pat. Yra vienas apperkamas paprasčiausias drėkintuvas, kuris sukasi būgnas ir išskiria drėgmę ten, pavyzdžiui, galite pasistatyti savo kažkur ten gyvenamuose patalpose. Antras tipas čia, tai yra... Čia tipo tokie nebrangų 100-105 eurų, tai iš tikrųjų... Nuo 40 iki ten 300 eurų. Okay, tesk. Jo, jie yra ten, tarkim, pavyzdžiui, ganėtinai atiduodantis mažą kiekį drėgmės, dažnai juos reikia papildyti, nes realiai kiek įpilsi vandens, tiek važiuos. Toliau gal būtent yra Lietuvoje adiabatiniai. Ką reiškia adiabatinį? Tai reiškia, yra drėkintuvas, kuris montuojasi šalia rekuperatoriaus arba į rekuperatoriaus vamzdį, kitaip tariant. Oro padavimo ortakiai patalpas. Oro padavimai patalpas, ne į lauką. Ne. Nors logiška mąstė, jeigu ūkė bus drėgna, tai dar vidumus drėgna. Bet čia šiekauju. Žodžiu, tenais yra tokia kaip kempinė, per kurią yra pilamas vanduo ir oro srautas eidamas, jisai nuima tą drėgmę ir kartu su savimi ten ją paduoda. Ir yra vadinamasis purštukinis. Gariniai. Taip, gariniai. Tie naudoja galbūt daugiau elektros ir jie... Ne. Tai va, čia dar padiskutuosim. Tai va, kolega, tai tada, žodžiu, tie naudoja nemažą kiekį energijos ir jisai yra išpurškiamas garo purkštukas stovi, kaip mašinai, ir tada oras yra pasiima tą orą. Ten, žinai, ten panašiai, gerai, tęsiant apie tuos atskirus buitinius prietaisus, kuriuos galima parduotuvėje greitai nusipirkti, pastatyti ir taip toliau. Tai nesupykite, ultragarsinių pardavėjai, mano manymu, nelabai, viskas veikia, bet turi būti vanduo demineralizuotas, kad ten naudoti. Distiliuotas vanduo, kad būtų. Taip, distiliuotas, taip, ir tada viskas nes tos visos kalkės nuosėdos nusėda po to ant paviršių. Atsiranda dulkės vadinamosios. Ypatingai mikroschemos visokios namuose, kurių labai daug, ten telikai, kitokie prietaisai, kas nelabai yra sveika. Bet o kalbant apie tuos dujų brangesnius sprendimus, tai kurie leis palaikyti gerą drėgmės lygį namuose. Aš truputėlį pataisysiu. Brangesni sprendimai, tai aš jums pasakysiu nuo kiek iki kiek. Nes, pavyzdžiui, adiabatinis, jisai kainuoja nuo 1100 eurų iki gal 1500 be įrengimo darbų pats tasai. Bet visokių yra dabar. Tai dabar Lenkijos labai daug visokių. Taip, tai tokie populiaresni.
O jau tie purkštukiniai, nu jau ten nuo 1000, gal 500, man atrodo, kaina prasideda. Ir iki 4000 priklauso nuo namo dydžio. Tai aš tiesiog, kad jūs suprastumėte, ką mes sakom, kad brangesni, nes jeigu mes jau vėl pradėsim kalbėti apie akmenės būtų nekilnojamo turto situacija, tai mes, kaip sakant... Komfortas kainuoja. Ne, kas mėgsta komfortą, tas vertina ir niekada negaili pinigų šitam dalykui, nes visų pirma tai yra sveikata, gera savijauta, tai namo grįžti nori pailsėti, pačilint, o ne ten kankintis. Jo, nes būtent tas kankinimas jis pasireiškia per naktį, kai tu mėgi, nes man tai būdavo žiauriausios pačios tos naktis, kai tu atsikeli, tavo nosis visa sausa, tu gerklė perdžiavus, mėgi prastai. Ir, tai tu dar esi sveikas, o kas ten, pavyzdžiui, lygas turi, tai dar jautriau tą visą dalyką reaguoja. Taip, tai iš esmės projektuojant namą galima numatyti vietą drėkintuvui papildomam, gali su meistrais, su specialistais, kaip Gedarta pasikonsultuoti, sakyti, kur tą vietą mes turim numatyti drėkintuvui, tai adiabatiniai kanaliniai drėkintuvai, tai yra montuojami į kanalą, tai yra tokia dėžė, taip, sumontuojama į ortakį, į padavimo ortakį, tai nuo rekuperatorius, nuo vidinimo įrenginio ateina oro padavimo ortakis į patalpas ir sumontuojama ant jo yra tokia dėžė, kurioje, kaip sakė Gediminas, yra medžiagos gabaliukas tokios, kaip sakyt, kaip kempinė. Jinai pagaminta, neatsimenu, kaip jinai vadinasi, kas galit pataisykit mane, tai iš esmės pasiduoda į ją vanduo, dažniausiai turi būti demineralizuotas vėlgi, arba osmosas padarytas atvirkštinis, arba kitaip apdirbtas vanduo. Tai iš esmės paduodamas vanduo patenka į tą kempinę, ją sudrėkina ir praeinantis oras ją pasiema tą drėgmę ir jau paskirsto į namus. Sprendimas yra pigesnis, priežiūra yra galbūt paprastesnė negu toliau aptariamų garinių. Bet jo yra minusas tas, kad jisai visada sukelia pasipriešinimą sistemoje. Taip. Nes ir jis didelį pasipriešinimą. Aišku, kas netingi, pavyzdžiui, tai gali paimti tą elementą ir ištraukti, pavyzdžiui, vasaros periodų, išimti, kad nebūtų pasipriešinimo papildomo. Nes antras dalykas, žinokit, vienas dalykas išimti elementą, antras dalykas, tie elementai, juos reikia nuolatos keisti. Tai va visus reikia keisti. Jo, visus reikia keisti, ar paštukas, ar tas elementas, ir dažnai žmogus skambina, sako, sveiki, nusipirkome drėkintuvą, neveikia po 2 metų. Tai aišku, mes ten ištraukiam tokį, apauga mineralus, kad druskos tokį visą dalyką. Ir automatiškai, žinokit, jisai, būkim bėdimi, bet teisingai pripažinkime, kad jisai yra ir visokių negerų dalykų galimybė, nes kur drėgmė, ten gali būti ir bakterija, ten gali būti... Turi prevenciškai ten tam tikri gamintojai ir UV lempas, bet kokiu atveju šitam drėkintuvui irgi reikia papildomą energiją, kalbėjom, ar kiek kainuoja užkaitinti vandenį. Ne? Tai tam, kad išgarinti vandenį, kad drėkinimui reikalinga, vis tiek mums reikalingas vienodos energijos kiekis. Tai, pavyzdžiui, paimti stiklinę vandensą, ne, ir ją į garus paversti, ne, išgarinti. Tai vis tiek reikės to paties energijos kiekio. Tiesiog gariniai drėkintuvai, apie kurios gal toliau nepakalbam, tai jau atskira yra istorija, tai kabinama yra tokia dėžė montuojama ant sienos, dujinio katilo dydžio, gal biškai mažesnis, skirtingi gamintojai yra. Ir nuo jos jau toliau eina žarna, vamzdis, kurio keliauja išgarintas tas vanduo, garas mūsų į ortakį, vėlgi padavimo ortakį į patalpas. Taip. O viduje šitoje dėžėje jau vyksta tie visi procesai. Tai stovi automatika, stovi virdulys grubiai, kuriame verda tas vanduo pagal poreikį ir verdamas tas vanduo, garinamas vanduo, jisai patenka, kaip kalbėjom per tą žarną ir patenka į padavimo ortakį ir į patalpas keliauja ventiliatoriaus pagalba jau rekupo, kuris nupučia tą drėgmę. Tai nėra skirtumo, ar mes turėsime adiabatinį, ar mes turėsime garinį, vis tiek mes turim nakeliauti nuo vieno taško temperatūrinio ir iki išgarinimo toliau, tai mes išnaudosime kilovatus tos pačius ten ar džaulius ir taip toliau. Taip, tai supraskit, rekuperatorius kažkiek valgo energijos, jeigu žiemą reikia jam tą orą pašildyti, kadangi gali būti žemas efektyvumas, kažkiek jungiasi tenas,
tada, kai yra drėkintuvas dar turi savo papildomą teną, nes jis irgi turi per jį eiti tam tikrą temperatūrą, taip, kad nuimti efektyviai drėgmę. Kad efektyviai nuimti, nes jeigu tenais realiai paduodamas jau iš rekupeterio šaltas oras, jisai tą dalyką jaučia ir dėl to prašosi pats pakelti temperatūrą. Tai va, tai žodžiu. Aš papasakosiu vieną kuriozinę situaciją, jeigu mes įkalbam apie tos drėkintuvus, apie purkštukinius ir adiabatinius. Buvo vienu metu čia žmonės, o dabar dažnai, Aleksandrai, populiarėja pasikvėpinti namus. Ir, žodžiu, sistema paprasta, į rekuperacinį sistemą sumontuoja purkštuką ir ten tas, kur kvėpinimo elementas, irgi ten kažkiek papraškė. Eteriniai aliejai ten greičiausiai. Eteriniai aliejai, tai ką jūs manote, eteriniai aliejai su skarda nedraugauja. Tai atvažiavom, realiai gal po pusės metų visa, ne mūsų buvo montuota sistema ir visa ortakinio sistema tiesiog ištirpusi. Nes neturi matomai, gal turi kažkokio šarminio, rūgštinių, stiprių dalykų. Ir jeigu planuojate ateityje, kad nors dar papildomai susimontuoti į vėdinimo sistemą eterinius aliejus ar dar pasipuršti tokių dalykų, tai žinokit, netikėkit, realiai išgraužia labai stipriai, nes realiai... Vėlauk, bet tuos lanksčius ortakius išgraužia? Ne, išgraužia būtent skardą. Cinką, ne? Taip, nes plastiko nepaėmė, bet būtent paėmė, kas yra susijęs su tuo. Tai čia, žodžiu, iš mano patirties, ką aš esu gyvenime matęs. Tai, įdomu būtų pamatyti. Aš kas kartą jums papasakosiu, kadangi aš dirbu su montažu ir man dažnai tenka bendrauti su klientais ir Aleksandras irgi dirba su klientais, tais pačiais bendrauja, šneka. Mes galbūt daugiau pasakysime, ko nereikėtų daryti ir kas yra, su kuo esam susidūrę, nes tų kuriozinių situacijų pas mus darbė būna, žinokit, dažnai. Čia galim be galo, kalbėti visą vakarą, paimti ir visą naktį praplėpėti, bet tų problemų visur, tai statybose, tai toks jau dalykas, kad atsitinka visokie kuriozai, tai gal visgi patikimų žmonės kompetitingus paimti ir į visas dalys, ne tik į vėdinimą, bet ten ir šildymą. Mes dabar, Aleksandrai, pašnekėjom apie labai svarbų dalyką, apie drėgmę, kas man būtent žmonės dažnai užduoda klausimą, o dabar pakalbėkim apie kitą dalyką, kas yra mūsų žmonėms bus aktualu - triukšmas. Iš kur atsiranda triukšmas ir kaip sumažinti triukšmą. Tai galbūt, kolega, patarsti žmonėms? Paprastas atsakymas yra, reikia teisingai visgi parinkti įrenginio vietą, koks jis bebūtų super duper tylus ir efektyvus, vis tiek jis skleidžia mechaninį triukšmą ventiliatoriai. Tai mes turime tokią rekomendacinę literatūrą, kur tie įrenginiai turi būti montuojami. Visais atvejais visada su visais įrenginiais komplektuojami turi būti triukšmo slopintuvai. Triukšmo slopintuvų labai galima daug visokių modelių rasti rinkoje pas mus. Tai nėra labai brangus daiktas, kuris kainuoja. Ir jie yra labai skirtingi. Ten, jo rėžės kainų yra 30, nuo 20 iki 50 eurų už vieną triukšmo slopintuvą. Tai iš esmės primokėdami 10 eurų virš standartinės kainos, kuris yra mass market, tos prekės jūs gausite daiktų ženkliai efektyvesnius, kurie tą triukšmą suslopins. Kainų skirtumas 10 eurų, o efektyvumas ten ko ne 2, 3, 4 kartus geriau jie veikia, tai čia ne tie pinigai. Tai turime asortimente gerų slopintuvų, kurie atlieka savo funkciją. Yra antibakterinė danga turi viduje. Dar žinot ką, Aleksandrai, aš iš karto papildysiu, kalbėjau apie geresnius duslintuvus. Labai smarkiai atkreipkite dėmesį, nes dažnai meistrai bando pataupyti ir nuperka gofrą su izoliacija. Tai nėra lankstus triukšmo slopintuvas. Tu kalbėjai apie tos šiltintus ortakius. Šiltintus ortakius, taip, Sonodėkas, Sonofleksas, nes būtent tenais yra problema kita, kad jie lūžta. Jie lūžta ir įsivaizduokit, kaip yra diametras, tas diametras užimo metu tampa gerokai mažesnis. Elipsis formos. Susielipsina ir ko pasiekoja oro patekamumas gerokai sumažėja, didžiulis milžiniškas pasipriešinimas. Tai jeigu ten kažkur bandote tą dalyką žiūrėti, tai aš esu daug kartų matęs, kai ten priburta tokių. Daug kas daro. Iš esmės tai viskas yra pagreitina montavimo tokie dalykai, kai naudojame tokio tipo medžiagos.
Bet šiaip triukšmo jie slopina, bet ne taip ženkliai, kaip turėtų slopintuvas slopinti. Tai nėra garsų slopintuvas, Jo, tai yra Bet būtent... šiaip pas mus Lietuvoje labai yra populiaru tiesiog, tai nėra kažkoks nusikaltimas, montuoti rekuperatorius iš karto, pavyzdžiui, sumontuojamas vėdinimo renginys ant sienos ir tie slopintuvai 4 vienetai, pavyzdžiui, montuojami yra prie vėdinimo įrenginio. Aišku, jie turi būti apšiltinti gerai, storiai, 50 bent milimetrų. Ir kas yra dažniausiai triukšmo skleidimo vieta, tai slopintuvai į kanalą, pavyzdžiui, ventiliatorius stovi rekuperatoriui, skleidžia triukšmą, sumontuojam slopintuvą, slopintuvas viduje sugeria tą mechaninį triukšmą ir ant išėjimo jau slopintuvą mes turime slopintą mechaninį tą triukšmą garsą visose oktavose, kaip pavyzdys, ne? Bet pats garsas, bet tos slopintuvos lanksčius jisai išeina į išorę, reikia nepamiršti. Ir dažniausiai reikia atkreipti dėmesį, techniniai patalpoje tai nėra problema, nes techniniai patalpoje dirba tie įrenginiai visi, užė ir ne problema, bet svarbiausia, kas į kanalą ateitų. Garažas. Taip. Bet būna tokių atvejų, kaip būtose, pavyzdys, montuojami įrenginiai ten spintose įėjimo. Ateina iš karto pro duris įėjimo ir spintoje sumontuojamas vėdinimo įrenginys. Girdi ošia kažkas. Ir girdi ošia. Tai tas triukšmas dažniausiai ateina ne per korpusą rekupo, o ateina būtent per tą slopintuvų elementą į išorę. Tai tokiu atveju, pavyzdžiui, mes turim sprendimą, Valoksas turi tokias plokštės montavimo lubinės specialės, kai vėdinimo įrenginys montuojamas prie pat lubų, o visas jau pajungimas mechaninis tų visų ortakių ir taip toliau vyksta po virš lubų. Tai tą mes triukšmą prevenciškai nukreipėme jau tenai kažkur toliau ir atitinkamai su tais lankščiais slopintuvais galima jau toliau išsivedžioti, kur reikia iki kolektorių. Ir... Kokios maždaug reikia erdvės, kad būtų tarp lubų ir tenais? Čia irgi tokie niuansėliai, ten labai stipriai laužti negalima, nes vėlgi, kuo tiesesnis ruožas nuo rekupo, tuo geriau luminarinius srautus mes turime, neturim tų sukurių tokių ir taip toliau. Tai iš esmės, kaip rodo praktika, vidutinį rekuperatorių, jeigu paimti ten nuo 120 kvadratų būsto, tai pakanka 20 cm, kad ten viską aprišti. Viskas tenais, kad viršų susijungtų, ne? Bet irgi reikia ten atsižvelgti tam tikrus dalykus. Kas ir specialistų mūsų žiūri, ten pasakys, ten visokie būna sukūrėjai ir ten triukšmai taip sutinku, tai... Rezonuoja ta prasme. Tai vat, būtent, iš kur tas garsas atsiranda, tai atsiranda iš 2 dalykų. Tai garsas tai yra, kuomet ortakėje vėjo greitis. Tai kuo didesnis... Tai mechaninis, ventiliatorius skleidžiamas triukšmas, kuris gali persiduoti į rezonavimo būdu. Į patalpas persiduoda ir mes jį turim suslopinti. Ir kitas jau, kaip ir sakai, vėjo greitis tai yra per didelis perteklinis greitis ortakiuose. Tai mes visada sakome, kad ribokite greitį ortakiuose. Tai aš visada už 3 metrus per sekundę maks. Aišku, magistralinius ortakiuose gali būti ten 3,5-4 ir taip toliau, bet šiaip idealu būtų kokie 2 metrai per sekundę. Ir tada tie triukšmai, jie dėl oro to, reiškia, trankimuose, ne, į senelės. Rezonavimo vadinimą. Tai būtent atitolinam mes tą būtent judėjimo oro, garsą dėl oro judėjimo. Ir toliau, aišku, labai svarbu, kaip tas oras ateina jau iki galutinio taško išpūtimo, nes dabar rinkoje labai daug visokių difuzorių, ale gražių, estetiškų ir taip toliau. Bet jie atrodo gražiai, bet neatlieka savo inžinerinės normalios funkcijos. Tai oro paskirstimas. Taip. Ir būtent slėgio kritimai. Ir, čia mes kalbame apie 3 difuzorių tipus. Vienas difuzoriaus tipas yra priglaistomas apvalus, antras difuzoriaus tipas yra tradicinis skardinis difuzorius. Virštinkinis. Ir dabar populiarėjantis ir ganėtinai dažnai naudojamas yra plyšinis difuzorius. Tai va, tai žodžiu, tie pirmieji difuzoriai, eilinį kartą papasakosiu, kaip aš savo dariausi remontą, nes, apie ką daugiau papasakoti, ne apie kitą žmogų, tik apie save. Jo, ir pas mane buvo pirmieji tie difuzoriai, kuriuos aš nusipirkau priglaistomus ir jie buvo pas mane ne lietuvių gamybos ir jie, žinokit, yra prasti. Ten turėjo tokią mechaninę sklę. Apie gamintojus nekalbėk, nes galima struškių atliekti. Tai va, tai žodžiu, turėjau tokį dalyką, kad tas difuzorius, jisai tapo man garso šaltiniu.
truputėlį prie didesnio oro kiekio, jisai realiai pradėjo pats savyje skleisti garsą ir vienose patalpose tas garsas, tarkim, praeina, o dabar šiandien jisai, aš matau, kad jis neturi jokio nuožunumo, tiesiog, tai yra tokie status paviršiai, į kuriuos matomai atsimuša oro srautas, jisai atsimušinėdamas pradeda turbuliuoti ir sukuria tai tokiu būdu garsą, o jisai netgi normaliai po patalpas nepasiskirsto, nes būtent to difuzoriaus srautų paskirstimas į patalpas, žinokit, nesumėvosi 30% pagerina vėdinimą, tai kaip minimum. Matai, galima viso to išvengti projektavimo stadijoje, nes dažniausiai sistemą taip suplanuoji, numatai, kad beveik tų balansavimų ir nereikėtų. Aišku, yra artimi taškai, ten, bet pavyzdžiui, prie rekuperatorius iš karto yra taškas artimiausias, kur reikia traukti orą. Ir yra, aišku, iki rekupo yra mažiausias kelias nueiti ir atitinkamai ten bus mažiausias pasipriešinimas ir ten orai bus lengviau cirkuliuoti. Bet jeigu imti visą namą bendrai ir sudėlioti gerai tos ortokius visus, tą aerodinamiką, tai to balansavimo beveik nereikia arba jį padaryti minimaliai. Ten kažkiek pasukiuoti. Labai populiaru Lietuvoje balansuoti sistemą su difuzoriais, bet būna, jeigu sistema blogai suprojektuojama, tai pradeda užspaudinėti tuos difuzorius. Vat kalbėjau apie populiarius, ten yra tam tikras gamintojas, kur padaro ten su tokia tam tikra reguliavimo sklendė, balansavimo galimybė. Bet ten laboratorijai ištestavom mes tuos difuzorius visus ir net prie atviros padėties, pavyzdžiui, jis sukelia prie 60 kubinių metrų per valandą, kas, pavyzdžiui, ten miegamajam yra tikslinga, oro kiekis 2 žmonėm. Tai vos net 45 paskaliai. Aišku, ten nieko nesako jum, bet visoje sistemoje mes rekomenduojame, kad pasipriešinimas nuo oro paėmimo lauko grotelių iki galutinio taško nuo 150 čia jau tokia back to 90s. Tai ir dažnai projektuose būna galima pamatyti, kad įranga turi būti parengta prie 200 paskalių. Viskas gerai, parinkite prie 200 paskalių, bet nedarykite tų 200 paskalių, padarykite 100. Nes būtent atsiminkite, dar vienas momentas, kad įrangą mes parenkame ir dažnai nenaudojame jo 100%. Tai būtent tas ir efektyvumas yra taip. Jeigu tu tą rekupą pjauni maksimaliu greičiu, tai automatiškai jisai tampa mažiau efektyvus. Jam sunkiau pasiekti savo parametrus. Reikia atkreipti dėmesį, prie kokio greičio yra dekoruojamas tam tikras, prie kokio kubo kiekio jo efektyvumas. Tai čia, aišku, čia mūsų kaip specialistų, mes tą dalyką turime, jums, kai jūs perkat rekupą, jums to nereikia žinot, bet jūs paklauskit specialistų, kurie yra, tarkim, diagrama yra gera, nepatingėkit padiskutuoti ir tikrai pamatysite, jeigu ten vienas specialistas sakys, čia gerai, tai nežinau, kad tai yra. Priklauso labai nuo situacijos, bet iš esmės 50-60% apkrovos nominalo rekomenduojame, kad projektinį oro kiekį pasiektų vėdinimo renginys. Atitinkamai toliau veiks, tarnaus ilgiau, turės didesnį efektyvumą, visi privalumai. Ten iš esmės skirtumas tarp vėdinimo įrenginio arba ten 300 kubų ar 400 kubų nominalas. Tai ten skirtumas 100-200 eurų, čia ne apie tą kalbą. Atsiperka, manau, žinokit, per kelis metus jisai paprasčiausiai galingesnis agregatas. Tai va čia mūsų patarimas yra, kad didesnis rekupas nėra blogiau. Tai manau, taip, nereikia persistengti. Nereikia, bet gabaritai didėja. Tai gerai, žodžiu, rezumuoju šitą dalį būtent apie triukšmą. Tai mes kalbėjom apie duslintuvus, tai duslintuvai turi būti tam tikro ilgio ir jie gali būti duslintuvai arba iš skardos, arba lankstus duslintuvai. Tai būkit, atkreipkite dėmesį, neapsigaukit, jeigu duslintuvas yra sustumtas, tarkim, ir jis yra lankstus, tai jisai savo funkcijos normaliai. Tu kaip lenktynininkas duslintuvas, tau patinka sakyti. Jo, man tada aš turiu problemų su duslintuvais nuolatos, tai dėl to, žinai, dabar ir išneku. Tai, žodžiu, sustumtas duslintuvas yra blogai, jis netlieka savo funkcijos. Aš dažnai rekomenduoju ne vien tik dėti lankščius duslintuvus, aš rekomenduoju, kad dėti ir būtent skardinius, nes skardiniai duslintuvai tai yra klasika, kuri iš tiesų tikrai ganėtinai neblogai veikia ir mes būkim mėdiniai, bet teisingi, jie veikia geriau. Nesutinku su tavim šitoje vietoje, reikia labai žiūrėti, jeigu ten dėmė kartu slopintuvai lankstus su tais standžiais, tai ten reikia žiūrėti, jeigu ten dėmė, tai čia būna iš jūs pasaka. Tarp kitko,
aš tau parodysiu, atvaryk, kada pasižiūrėsim, dabar pasidarysim stenduką testavimo, toks ir toks ir toks. Ir ten leisime vienodą... Galbūt Restas parodoje ir pamatysim jau. Jo, nu, Restui, sudalyvausim Restui ir galėsime galbūt tą padaryti, bet ne pažadu. Tai aš visada irgi užcinka, viską tu teisingai sakai, jisai labai didelį privalumą. Duslintuvo atveju tai tikrai labai. Jisai turi privalumą tą, jeigu tu nuo rekupo vėlgi grįšim, darysi nuo vėdinimo įrenginio iki slopintuvo cinką, tas skleidimas nebus į aplinką to, reiškia, triukšmo. Taip. Nes labai dažna problema, kad būtent triukšmas sklinda ne iš rekuperatoriaus, o tuo sujungimo vietose. Taip. Ir toliau jau mes galime, pavyzdžiui, nuo cinkuoto slopintuvo daryti lankstų, kad tam tikrus dažnius jisai suslopintų. Gertų, tiesiog gal jis iš vibracijos... Bet nėra būtina, jeigu cinkuotą sistemą mes rekomenduojame daryti tandėme tokį slopintuvą. Patogiau yra pajungti iš tiesų, tai tavose meistro darbas irgi gerokai greičiau. Na taip, daugiau žaidimo, nes su slopeku lankščiu ateini, vėdinimo įrenginį, čmauk, sudėjai, sujungiai viską ir ten toliau išvedžioja, ką reikia. Tai Aleksandrai, 4 ar 2 duslintuvai? Žinok, labai priklauso viskas, kompleksiškai reikia žiūrėti. Kuo daugiau, tai aišku geriau, visada turėsi efektyvesnį, bet ne faktas, kad tu sudėsi slopintuvus, ne 2 ir po to neteisingai parinksi aerodinaminius visus paskirstimus ir greičius ir viskas, iš tų slopintuvų jokios naudos. Taip ir kalbėjome apie tos difuzorius ant galo, kur kem 5 paskaliai, o dėl ko? Dėl to, kad pasipriešinimas didelis, oras ateina, daužusi į konstrukciją, normaliai nėra kaip praeiti jam ir atitinkamai triukšmas atsiranda, atsiranda tas slėgio kritimas, tai reikia viską žiūrėti nuo pat pradžių iki pat galo, viską daryti gerai, kad veiktų, nes galima padaryti viską wow, tiesiog efektų, o ant galo viską sugadinti. Ir dar žinot ką, jeigu ant galo sugadinti, dar yra vienas momentas, kurį reiktų atkreipti, tai yra grotelė. Žmonės apie tą dalyką nepagalvoja, nes lauko grotelės turi atitikti tam tikrą diametrą ir aš rekomenduoju visada vienu žingsniu lauko grotelės imti didesnės, nes būtent lauko grotelės turi pasipriešinimo plotą, kuris sukuria pasipriešinimą. Tai dažnai būna žmonės tiesiog, koks vamzdis išeina, tokias grotelės deda. Realiai, jeigu reiktų, tarkim, kaip darome mes, tai dažnai įmame vieno žingsnių didesnės, būtent tą poziciją, kai perina per sieną, po to su pereiga jau į tą diametrą, tam, kad būtų nesumažytų oro pratikamumas. Jūs darote dar geriau, jūs įmate ne tik didinat, bet įmate teisingas lauko groteles. Nes lauko grotelių yra visokių labai daug modelių rinkoje ir tipų. Tai populiariausios tos vadinamos tokios žaliuzy grotelės. IGAF, ten kiekvienas gamintojas skirtingai vadina, bet tos apvalios su tokiom mentelėm, tai va tas tikrai būtinai reikia didinti, nes reikia mažinti greitį. Tai mes sumažinsim greitį, bus pasipriešinimas mažesnis, mes sumažinsime greitį, nebus išorinių taršalų kažkokių skirbimas greitesnis, paėmimas į sistemą, pavyzdžiui, net krituliai, sniegas, lietus, arba žiedadulkės, arba ten kietusios dalelės. Tai mes jau iš karto palengvinam tą kvėpavimą vėdinimo įrenginiui, lengvai oras ateina, lengvai išeina atgal ir ilgesnis tarnavimas, nereikia išsukinėti ventikų labiau, kad pasiektų tą norminius oro pasikeitimus. Kalbant ne tik ten apie lauko groteles ir apie difuzorius, bet ir kitokie dalykai sukelia pasipriešinimą, būna įdeda atbulinės sklendės, kai kurie montuotojai labai mėgsta rinkoje. Nei tą pusę. Taip, jie iš karto net nespėjo oras ateiti, tai neteisingai grotelės parinktos, ateina jau tos atbulinės sklendė, tą atbulinę sklendę, kad atidaryti reikia jėgos, ten iš karto 50-60 paskalių ir nespėjo oras ateiti iki vėdinimo įrenginio, jau iš karto didelis kritimas yra slėgio. Tai, tas pas, nežinau, šnervę vieną uždarykite arba bandykite kvėpuoti. Tai čia ir su ortakių sistema yra tas pats. Tai gerai, tai dabar žodžiai, rezumė. Mes šiandien aptarėme labai tos tokius klausimus, kurie yra būtent opus, nes kas mūsų šiandien klauso, praklaus iš, manau, mūsų visą nuostabų pokalbį, jie turės galimybę pasirinkti būtent rekuperatorių, bet mes, žodžiu, šiandien nepasakėm galutinės rezumė.
Bendros, aš sakyčiau, mes apie rekupus normaliai dar turėtume su tavim pakalbėti visgi, jeigu yra... Laiko yra, tai mes galim drąsiai kalbėti ir galbūt aš šitą vietą galėtų paplėtoti, nes būtent mes aptarėme problemytės, o sprendimo taip ir nepatikėm. Mes su tavim vėl visada, kai pradėti kalbėti ir lankas nuvarai, bet kaip sakau, klausytojai, jeigu kažkam įdomu, užduokit klausimą. Pasistengsime atsakyti ir... Tai dabar apie pačius agregatus. Jo, taip, apie vėdinimo įrenginius jau kaip išskiriam tuos pagrindinius tipus ir potipius, tai kaip ir aišku, bet kas yra svarbiausia, tai turite pasirinkti patikimą gamintoją, kuris yra tikrai... kaip sakyti, tobulėja nuolatos, kuris dirba ne pirmus metus. Aišku, būna išimčių, kur ateina nauji žaidėjai ir padaro kažkokį wow dalyką. Tai visgi mūsų gyvenimą rodo, kad patirtis lemia gerą produktą. Tai rinkitės gamintoją, kuris turėtų tą didesnę patirtį, kuris turėtų geras technologijas, kuris po, pavyzdžiui, 10 metų po įsigijimo užtikrintų jums tą vadinamą after sale, jeigu kažkas atsitiktų, pakeistų dalis į naujas, kad jums nereikėtų, pavyzdžiui, įrenginio keisti, kaip būna tokių atveju pas mus, kai negali suremontuoti ir tiesiog ten kankinasi klientas ir perka naują kažkokį įrenginį. Mano atveju aš irgi turėjau keisti rekuperatorių, todėl kad man būtent sugedo ir aš po to su tuo, kai sugedo, teko pabendrauti su atstovu, tai žinokit, niekam nerekomenduoju tokio kelio praeiti, kokį aš turėjau praėjęs, tai žodžiu, linkėjimus perduosiu Flair atstovams, kurie man ventiliatorius keitė su labai mažu entuziazmu. Nu, tavo tokia patirtis, aišku. Bet yra faktas, kad tai yra taisyklė. Nu, bet žinokit, kadangi aš esu pradavęs nemažai rekuperatorių, tai žinokit, daug ir keitėm. Tai aš buvau vienas iš tų, bet aš tiesiog susidūriau su aptarnavimo kokybė ir požiūriu į klientą. Tai va, tai žodžiu, o pats principas... Ką mes norim šiandien pasakyti, pigus prieš brangų rekuperatorių tai yra didelis skirtumas, nes būtent jeigu planuojat gyventi ilgalaikį perspektyvai, praleidžiate laiko namuose ir tas brangesnis rekuperatorius, jos sukuriamos naudos, kurias jūs gaunate per kokybės prizmę, aš manau, žinokit, tai net gali būti tarkim, jūs galbūt ne visada pajusite, tarkim, pavyzdžiui, ten, net nežinau, galbūt tą tokį, kodėl tas rekuperatorius turėtų būti, brangesnis, kodėl turi permokėti? Jeigu jūs turite namuose, aš tai noriu pasakyti, kad jūs turite namuose gerą rekuperatorių ir jūs nejaučiate, kad jums trūksta oro, ar jums kažkas tenais yra tenais, tai jau reiškia, yra gerai. Tai vat būtent tas dalykas, nes dažnai būna ateini ir į tą tokį slogius namus ir galbūt tas toksai, ar per daug drėgmės, arba jos kaip tik yra per mažai ir tas dalykas, būtent... Tai oras turi būti nepastebimas, vėdinimas jis turi veikti taip, kad šiaip visi daiktai turi tarnauti žmogui. Taip pasakysiu labai jau senamadiškai, bet renginiai turi tarnauti, aišku, jum ir mažiausiai turbūt noro yra grįžtant namo ten galvoti apie kažko, kad sugedo ir vėl reikia tą rutiną. Ten darbe sprendi klausimus dar namuose. Tai iš esmės rinkitės patikimą gamintoją, kuris turi tą know-how iš tikrųjų ir jeigu kažkokia net problema iškiltų, kad greitai reaguotų, servisas yra labai svarbu. Jeigu įsigijate įrenginys yra garantinis, ten reaguoja, tai čia kas be ko, bet kai pasibaigiau garantiją, irgi turėtų reaguoti atstovas ar gamintojas greitai, servisas, tai geras servisas, tai tikrai yra pranašumas, nekalbant apie visus kitus technologinius dalykus. Jau geriau, kad to serviso iš vis nereikėtų, labai patikinu to, ta prasme. Turbūt kiekvienas klausytojas gyvenime susidūrė su tokiom problemom. Taip. Tai būtent, kalbant apie servisą, rekuperatoriui reikia mažiausiai 2 kartus per metus pasikeisti oro filtrus. Taip, čia yra būtinybė. Aleksandrai, aš paimsiu oro filtrus, jau pas mane sueina terminas. Tada reikia, manau, kad vieną kartą metuose ištraukti, pasitikrinti šilumą, jeigu reikia, jį galima praplauti paprastu. Vizualiai, nebūtina vieną kartą per metus, čia jau kas ištraukti, pasižiūrėti, kokio jis yra būkliai. Keičiant filtrus galima tiesiog ateiti, apsišluostyti ten, kas siurbliuką turi pasiurbti.
Kartais reiktų užmesti akį į lauko groteles, nes aš, pavyzdžiui, gyvenu netoli pušyno, tai spiglių pritraukia prie lauko grotų, jos būna apsinešinėję. Lauko grotelės irgi dažna problema būna neteisingai parinktos, tai būna ten su tinkliuku, jos užsikemša ir reikėtų rinktis groteles, kurios neužsikimšinėja, taip, nes visos dulkės ir visi nešvarumai turi būti filtrų sulaikomi. Tai vėdinimo įrenginys turi turėti gerą filtravimo, reiškia, sistemą filtrą. Tai minimum F7 klasė, dabar jau aišku deklaruojama, kad turi būtinai filtruoti kietasias daleles, kurios patenka pro kvėpavimo takus, įsiskverbia į kraują ir ten žalą padaro organizmui. Tai geri gamintojai visada turi gerą filtravimo sistemą, geri gamintojai turi visada aukštą efektyvumą temperatūrinį, kas svarbu, ne, šiais laikais, kai brangi energija. Geras patikimas gamintojas turi gerą automatikos galimybę pasiūlyti, tai kad jums nereikėtų rūpintis papildomai galvoti, vaikščioti, ten junginėti vėdinimo įrenginį, tai jis autonomiškai, pavyzdžiui. Mūsų atveju pas mus yra viskas integruota viduje, CO2 jutikliai, drėgmės jutikliai, temperatūriniai, reaguoja, reiškia, automatiškai nuokreipį, į dušą nueini, tos dalelytės drėgmės, kurios patenka net vienam taške pro difuzorių, ateina į rekuperatorių, vėdinimo įrenginį, jos automatika gauna signalą, kad reikia, pavyzdžiui, didinti vėdinimą ir vėdinimas yra didinamas ir suintensyvėja ir greičiau įvyksta oro mainai. CO2 jutiklis, tai kai žmonių kiekis padidėja namuose, vakarėlis kažkoks, nereikia vaikščioti rūpintis, ten jungti, išjungti. Cloud services, tai nuotoliu, jeigu kažkas neaišku, klientas suteikti nuotolinę prieigą gali, inžinierius gali prisijungti nuotoliu, pasižiūrėti, ar parametrai kažkokie nesupainioti, ne taip primaigyta. Nes aš dabar, ką mes šnekam, aš dabar pabandysiu uždėti būtent fonę pas mus po to video, kai būtent iš to pultelio, ką galima stebėti ir ką galima matyti, tai realiai ne dėl to, kad jūs turite eiti kažką reguliuoti ir kažką spaudinėti tam pulte, vieną kartą pasidarot ir tas būtent tas dalykas jau veikia ir važiuoja. Tai mes prieš eterį su Aleksandru kalbėjau, sakau, Vusykis, kad mes dabar dažnai montuojame ir nebėra sanmazguose montuojame atskiro vėdinimo ventiliatorių. Dėl namo efektyvumo, dėl visoko dažniausiai iš sanmazgų yra ištraukiamas oras per vėdinimo agregatą. Taip, čia praeitas amžius jau atskiras ventikas. Taip, tai dėl to, bet ne visada yra subalansuota sistema ir tas yra pakankamas kiekis kubų ištraukiamas iš to. Tai būtent rekuperatorius ta funkcija, kuri jaučia CO2 kiekį, tai realiai yra labai naudinga tuo, kad galima tada greičiau išvedinti. O rekuperatorius pats supranta, kad jis yra didesnis kiekis drėgmės, CO2 ir ventiliatorius greitis padidėja. CO2, aišku, labiau lokalizuotas turėtų būti, kažkokie davikliai ant sienos montuoti, bet bendrą kiekį, kai jisai matuoja, tai gali stebėti. Pavyzdžiui, pas tave žmonių kiekis ateina, čia toks labiau vakarėlių maudas, arba tu pamiršti tiesiog gali vėdinimo įrenginį pagal kalendorių suprogramuoti, arba net su signalizacija gali sudubliuoti, kaip pavyzdžiui, grįžti namo, pagal GPS signalizacija atsijungia, rekuperatorius gauna signalą, kad yra pagal nutylėjimo kontaktai, kad signalizacija atjungta, jisai grįžta į norminį savo režimą, mažo budėjimo ir atitinkamai tai vyksta. Ne? Bet jeigu to nepadaryta... Ne, čia Valuxus jau to turi integruota, nereikia papildomų. Tiesiog sausas kontaktas programuojamas, galima ir taip vienai padaryti, bet pavyzdžiui, aš pas save padaręs signalizaciją atjungi ir atitinkamai rekupas automatiškai eina į didesnį režimą, projektinį. Ne? Išvyksti kažkur, jisai sumažina, nereikia. Aišku, kalendorių gali paprasčiausiai padaryti pagal savo gyvenimo būdą. Aš kalendorių pasidariau, tai man kalendorius tas CO2, pavyzdžiui, veikia, kad tu pamiršai, jeigu jungti mažas pas tave greitis buvo, tiesiog budėjimo ir pamiršai vėdinimą jungti. Ne? Tai jisai mato, kad didėja koncentracija ir jisai pakopom didins ir žiūrės, kad jau susitvarkau ir tada jau mažinsiu tą greitį prie visokių yra būdų, nereikia papildomų išplėtimo modulių kažkokių pirkti. Tai viskas yra all-in, reiškia, integruota. Tai tęsiant apie privalumus.
pigus rekuperatoriai, kas yra, sąlyginai pigu, kas yra sąlyginai brangu. Nežinau, ką čia galima palyginti. Čia gyvenime visada filosofinis toks klausimas yra. Jo, tai dabar žiūrėkit, aš, pavyzdžiui, šitą vietą turiu aš ką pasakyti savo žodį, ką reiškia pigus, ką reiškia brangus. Tai aišku, visi supranta, kad kinetiški yra nebrangus. Aš kol kas nežinau, net nesu matęs čiupinėjęs nei vieno kinetiško gero rekuperatorius, kuris į mūsų Lietuvą atkeliauja. Taip, bet žiūrėkit, bet tai yra tokia tiesa, nes būtent jie galbūt yra ne į tą klimato zoną taikomi. Tai yra būtent jie per vargus pritempinėjimą tą efektyvumo klasę, kuri yra deklaruojama būtent mūsų klimato zonai. Tai ir jie yra, kodėl, tarkim, pažiūrėjau, jie nėra stipriai populiarūs, todėl kad, kai statytojas nori jums parduoti namą ir nori sumažinti namo savikainą, taip, jis ieškos pigių sprendimų, kad būtų galima įmontuoti klasiką, su kuria mes kaip ir norim, kaip ir kovojam, bet tuo pačiu, tikriausiai to dalykų nepadarysi. Nesukovosi. O žmogus įsigijęs tą dalyką jau turi džiaugsmą, kokį jau turi, kaip sakant, tą džiaugsmą. Viskas yra normom aprašyta. Bet ten normų nėra. Ten vienas gamintojas buvo atimta galimybė ten prekiauti, nes neturėjo tam tikrų sertifikatų Lietuvoje. Bet ten nežiūrėkit, net į tą pusę apie pigius daiktus, aišku, jeigu esate įsitikęs, tai yra kažkodėl tokie dalykai padaryti ir realiai rekomenduojame būtent įsigyti vieną kartą. Suprantam, kad, tarkim, pavyzdžiui, finansai yra taip, bet galite pas mus įsigyti išsimokėtinai. Čia ne ta vieta, kur reikia taupyti. Šiaip aš nesakau, kad ten tie geri gamintojai, kurie gamina vėdinimo įrangą, rekuperatorius, ten yra kažkoks išsišokimas. Labai paprastai paskaičiuokit, kad jūs perkate pigų įrenginį, kaip pavyzdys ten pagaminta kažkokiose neaiškiose šalyse, kur ten neturi tų net pritaikymų mūsų šaltam klimatui. Izoliacija ten papildoma, aš jau nekalbu, čia visiškai jau ten dugnas, ko tikrai nereikėtų imti. Bet jeigu paskaičiuoti gerą stiprų viduriuką ten ir ten premium klasė kažkokia, tas skirtumas, kaip pavyzdys, ten 500 eurų. Ten ar 400 eurų. Jie tie 400 eurų 10 metų, bet pavyzdžiui, mes deklaruojame, kad mūsų renginiai, jo gyvavimo ciklas yra oficialus, yra PD deklaracija 25 metai. Ta prasme, tu perki daiktą, gamykla tau garantuoja, kad 25 metus jisai tarnaus. Renginys. Anūkams tai Suomijoje, pavyzdžiui, tai 80 metais, Valasas virš 50 metų gamina vėdinimo įrenginius, tik vėdinimo įrenginius namams. Čia nuo krizės pasaulinės naftos, 70 metų. Ir viskas puikiai ištobulinta per tiek metų ir jiem ten nėra kažkoks wow. Ten senukai ir seneliai ir naudoja kažkada tuos vėdinimo įrenginius. Bet pamečiau mintį. Mes dabar baigiam, rezumuojam, dėl būtent pačio to rekuperatoriaus, pigų, jo. Ties pigių apsistojom. Taip, tai tie 400-500 eurų skirtumas per tuos 25 metus, arba net paimkite per 5 metus. Tai yra tokie pinigai per vieną dieną, kur ten tiesiog centai yra. Bet realiai jūs gaunate pilną automatiką, gaunate, pavyzdžiui, 5 metų garantiją, gaunate after sale, garantuotai gaunate, kad po 10-20 metų jūs gausite spare partsus atsarginės dalis, kad nereikės ieškoti alternatyvų. Nes, pavyzdžiui, dabar Valaksui galima 40 metų senumo vėdinimo įrenginį be problemų užsakyti. Yra programos mūsų, kurias mes naudojame viduje ir gali prieiti, pasižiūrėti pagal item numberį, tą vadinamą numerį detalės rasti ir užsakyti be problemų. Tai čia tokios pridėtinės vertės, kurios tikrai daugiau vertos negu ten 2, 3 ar 400 eurų, bekalbant apie tuos efektyvumus ir taip toliau. Aišku, tos visos kiti privalumai mes su tavim neaptarėm. Constant flow. Mes galim pakalbėti tą visą. Tai, žodžiu, Aleksandrai, dabar mes kalbėjom dėl Constant Flow ir galime aptarti būtent kokybę medžiagų, iš kokių yra patys pagaminti agregatai ir kodėl tai yra svarbu. Yra skirtingos normos skirtingose šalyse ir taip labai priklauso, kaip reguliuoja įstatymai tas visus dalykus. Pavyzdžiui, Suomijoje nėra galimybės gaminti iš EPP korpuso, nes skaitusi degi medžiaga ir atitinkamai turi būti viskas padaryta iš skardos, pavyzdžiui, nudažyta kokybiškai viduje.
tai vėdinimo įrenginiai skirstosi į skirtingus body typus. Tai ten EPP gali būti EPS, skarda, toliau izoliacijos sluoksniai vidiniai. Tai nereikia galbūt stipriai žiūrėti į tą išpildymą korpusų, bet reikia, kad būtų pas surinkimas kokybiškas. Tai kad būtų sandarus įrenginys, kad būtų paprastai lengvai montuojamas, kad būtų paprastai aptarnaujamas, kad nebūtų komplikuotas kažkoks remontas. Aišku, sandarumai visi, kad būtų užtikrinti. Nu ir kaip ir kalbėjai, ten izoliacijos ir visa kita, bet čia jau kas be ko pagal nutilėjimą turi būti, kad nesikondensuotų sienutės kažkokios įrenginio tam tikrų metų. Tai žodžiu, rezumė, aš papasakosiu eilinį kartą prie istorijų iš tų, kadangi mes montuojam ir Valox rekuperatorius ir kitų gamintojų. Ir, žodžiu, aš esu pats kabinės savom rankomis rekuperatorių Valoxo 50% sunkesnis negu konkurento. Tai ir tai yra tikrai netrūkumas, tai yra didelis privalumas. Taip, kad tuo momentu pakabinti jį yra reikalų, bet kai tu pasiėmė tą daiktą, tu supranti, kad tas daiktas yra surinktas iš realiai kokybiškų medžiagų ir realiai tai yra daiktas, ne kuris čia, kaip sakant, iš paprastų medžiagų, tai realiai tu pasiėmė tą tokį švedišką Volvo, tokį gerą, kurį kabini, nes jeigu tu galvoji, dėtų tas švediškas Volvo nukristų, tai realiai ir spinta sulūžtų. Aišku, sutinku su tavim, kad tipo, jeigu sveria, tai čia daiktas, viskas ok, bet čia labiau pritraukta, viskas yra dėl normų, vėlgi labai griežtos yra normos. Tai Volvo saugumas, tai taip Valoxas yra šitas... Buvai institutė Helsinki matėjai, ant kiek Suomiai viską žiūri rimtai, kaip daro bandymus ir kaip ne tik ant popieriaus, realybė, kaip jie tenai gniuždo, daužo, ten žiūri ir visą kitą labai rimtai tuos dalykus. Tai čia gal dėl tokių nepriežasčių. Jo, sutinku su tavim. Sudėtinga vienas žmogus nepakabins, reikia dviejų. Tai bet čia yra vienkartinis dalykas, bet aš ką norėjau atkreipti dėmesį, kur yra skirtumas ir iš karto pasijaučia būtent tą paėmus daiktą medžiagiškumu. Taip, tai yra švediška Volvo, kurie to atsižiūrė. Vidus padarytas ten absoliučiai įlendė į vidų, ten pasižiūrė, kaip visi mazgai suvesti, moka jie. Gerai, moka jie, man pačiam padarė didelį įspūdį, man labai patinka lietuviškas valdymas, lengvas, neapkraulantis, viskas labai aišku ir ten susimaigo labai neblogai. Pulteliai intuityvus, viską galima skirtingus pasirinkti pultelius, aišku, vėlgi mes čia pritempėm gal kaip reklamas skamba. Bet kodėl reklama? Jeigu žmogui tai yra jeigu man, pavyzdžiui, buvo lengva ir aš, tarkim, pavyzdžiui, mačiau žmogus, kuris būtent buvo atėjęs, pirmas tasai žmogus, kuris nesusijęs su vėdinimo sistemomis ir jisai iš karto įkirto ir tiesiog net nereikėjo aiškinti, nes ten viskas yra paprasta. Čia didinti, čia mažinti, čia savaitė, čia tas, pasimaigė, sako, nes kito atveju būna parduodi, iš karto pirmas klausimas, ten pamaigė žmogus, o tai kur čia instrukcija, kaip čia galima ką sužinoti? Easy. Tai, instrukcijos visos lietuvių kalba. Yra rusų ir anglų, man dar papildomai. Nežinau dėl rusų, bet rusų, man atrodo, išbraukė. O po polskį? Po polskų, man atrodo, irgi yra. Mova. Ne, tai kalba čia ne problema. Iš esmės, kai prijungi prie Intiko, prisiregistruoja įrenginį prie cloud serviso, tai ateina atnaujinimas softo, jis automatiškai įpučia ir paskutinė versija. Pavyzdžiui, pas visus būna bugai kažkokie, ten smulkus, pavyzdžiui, ten arba nauja kažkokie įdegė automatikos, ten galimybės, tai įsipučia automatiškai, viskas nereikia naujinti. Tai tiesiog įrenginys pas save atnaujina ir kas išeina... Nes dabar dažnas žmogus nori pasižiūrėti, kaip ten veikia, ten iš tiesų labai faini grafikai yra, jie tokie ganėtinai tikslus, nes tu žinai, kada kas čia ryte nusiprausė, žinai, panašiai. Čia pasižaidimų, čia gykams dar ten labai... Ne, bet man pačiam retas. Bet automatika turi papildomas galimybės, ten gali, Modbusas, aišku, ten visi turi, ten KNX konverteriai, bet pagal nutilėjimą automatikos. Kiek efektyviai dirba, ta prasme, matosi visos tos... Jo, matai... Visada tobulėja, kiekvienas gamintojas stengiasi save gerbintis, išleidžia naujienas. Tai pavasarį turėsim porą naujienų, tai Restoje pristatysime 2 naujus modelius vėdinimo įrenginių. Tai jeigu viskas ok, 25 metais ateikite pavasarį į Restą,
Lauksime jūsų su rekuperatoriais ir galėsim parinkti, nes realiai atvykę į Restą mes jūs pakonsultuosime, koks agregatas būtų tinkamas, kodėl būtent ir padėsim pasirinkti. Aišku, nebus ten taip efektyvu, tai visada galite ir dabar rašyti, tai nesigėdykite, Gediminui rašykite. Bus taip, aš tai bent jau pažadėsiu, kad pas mus mes turėsim Vauxo stendą savo stendą ir Aleksandras turėjo savo atskirą stendą, tai mes tikriausiai būsime su įdomia mašina, kaip ir kiekvienais metais, nes jau ta strategija mūsų visai pasiteisinus, tai berniukai pagal iškvietimą yra greiti, nes važiuoja į montažus su greito mašinom. Nu, svarbiausia, kad nepriskubėti. Tai gerai, rezumė. Žodžiu, mes aptarėme apie patį rekuperatorių, apie jo funkcijas, kodėl būtent verta permokėti arba sumokėti didesnę pinigų sumą už rekuperatorių. Nepermokysi stipriai. Nepermokysi stipriai, nebijokit, nereikės telyčios parduoti. O svarbiausia, 5 metai garantija, tai rodo būtent tą tokį rimtumą. Aš taip šiandien dabar kalbėdamas su Aleksandru supratau, kad Vauxą galima labai smarkiai lyginti su Volvo automobiliais, nes Volvo būtent automobiliai garsėja savo patikimumu, gera kokybė ir ilgamžiškumu, nes, realiai mes irgi įmonė naudojame Volvo ir aš tikrai iš tiesų... Aš nelyginsiu, neturėjau Volvo, negaliu pasakyti. Tai visada, Aleksandrai, turi galimybę... Apie saugumą girdėjau. Jo, o bendrai noriu pasakyti, kad 5 metai garantija yra suteikiama tiems agregatams, bet reikia tos agregatus ir prižiūrėti. Tai dar kartelį pasikartosiu, kas pusę metų kaip minimum pakeisti oro filtrus, pasižiūrėti šilumokyti ir ten dar ir kaip ir čia minėjom, jūsų anūkai važiuos naudosis jūsų vėdinimo agregatu. Tai vat. Taip, viskam reikia meilės, kad būtų anūkus reikia prižiūrėti. Agregatas yra, bus ir anūkų. Ir bus anūkų, bet vis tiek nepriskubėkit su sprendimais, pasižiūrėkite, kad žmonės pas jūs atliktų montavimo, kurie supranta, po to šaukštai po pietų būna, jam prigrybauja važiuoti, taisyti viską, daryti, tai brangiau kainuoja. Taip. Tai žodžiu, visiems dėkoju už dėmesį, manau, kad patarimai bus jums į naudą ir mes susitiksim dar sekančius laidos. Ne taip energingai, bet gal kitą kartą tokį formatėlį įsimesim, gal truputėlį būsim labiau atsipalaidavę. Šeštadienį dažniausiai reikia daryti atsipalaidavimo podcastus. Juokas juokais, visiems iki. Viso, iki.